Pagrindinės vyrų klaidos – nerealizuoti lūkesčiai, buvimas mamos sūneliu bei narcisizmas. Nerealizuoti lūkesčiai, kaip jie atrodo. Taigi, žmogus nerealizuoja savęs, kai nepažįsta savęs. Savęs pažinimas kiekvienam, ne tik vyrui, bet ir moteriai, būtinas. Būtina rasti savo gyvenimo tikslus ir uždavinius, rasti savo sielos ir asmenybės evoliuciją, judėti į priekį, siekti iš tikrųjų savo srityje, karjeros, šlovės, pripažinimo. Aišku, tai be galo svarbu, kad žmogus būtų pripažintas ir šeimoje. Taigi, nepažindamas savęs, žmogus jaučia vidinę tuštumą. O tuštumoje mes būname nelaimingi, nusivylę. Nepažindame savęs, tarsi esame be raktų į savo brangiausius namus. Tada atsiranda nusivylę, būname santuokoje, nelaimingi, atsiranda iš tikrųjų tingumas, vangumas, neklausom savo širdies, galvojam tik apie žemiškas vertybės, apie materialinę gerovę. Materialinė gerovė yra puiku, yra gerai, tačiau be galo svarbu dar ir dvasiniai dalykai. Jeigu širdyje nėra Dievo, jeigu esame sugriuvę tik į materialinę gerovę, ar ne, ir užmirštame kasdienoje perdėti kryžių, padėkoti Dievui už tai, mes niekada nebūsime laimingi. Kaip atrodo mamos sūnelis šeimoje? Tikriausiai visos moteris pradėtų juoktis ir sakytų, taigi, žinau, kaip jis atrodo. Dažniausiai jis lygina savo mamą su savo žmona. Žmona nebūna laiminga, kai vyras sako, na, vat mamos cepelinai su varške vaikystėje buvo skanesnė, mieloji. Na taip, jisai dadėjo tą žodį mieloji, tačiau tai, sakyčiau, nepagarba moteriai, nepagarba mylimajai. Ir moteris niekada nebus laiminga. Narcisizmas reiškiasi pas vyrus tokiame etape. Reiškia, vyras narcizas pagrinde rūpinasi savo išorinė išvaizda, savo kūno formomis. Jisai pasitikintis, džiugus, laimingas, jisai puikiai pristato save bet kuriai damai, tačiau viduje jau jaučia psichologinę tuštumą. Nepatenkintas dažnai būna savo santuoka, savo vaikais, bendradarbiais. Dėl ko? Dėl to, kad jie nepripažįsta jo, jiems trūksta dėmesio, pasitikėjimo savimi.